Dar vienas medis, ar tiksliau medžių grupė, kurią ypač šimtakalniečiai prisimena su pagarba poeto Baltakio atminimui, reiškia, kuris buvo įamžintas jo viename eilėraštyje ir įvardintas kaip guoba. Na, mes žinom, kad tai yra ne guoba, o dviejų medžių grupė, tai yra lazdyno ir klevo, kurių galbūt, aš jau nenoriu čia spekuliuoti, kodėl Baltakis ją įvardina kaip guobą, bet galimai lazdyno lapai ir klevo kamienų storis davė tą guobos ar vinkšnos efektą, nes iš tikrųjų guoba arba vinkšna yra masyvus medis su lapais kiek panašiais į lazdyną.